Labas, jautiesi užstrigęs arba tai, kad tavo gyvenime absoliučiai nieko nevyksta ir sunkiai jauti save, gali būti, kad tu esi transformacijoje arba tiesiog paleidai vadeles ir nebenori prisimti atsakomybės už savo gyvenimą. Siūlau tau išsibūti šioje ramybėje, vienatvėje, galbūt poilsyje, galbūt įsižeminime, tiek, kiek jausi, kad reikia tavo kūnui, tavo sielai ir tau pačiam. Be abejo, dažniausiai visą tai lydi ir aukos vaidmuo, kada gaila savęs, gerai išsiliūdėk, išsiverk, išsiskūsk, išsipyk, išsimiegok, pasilepink ir šiek tiek pašvaistyk savo laiko. Tiesiog galbūt serialams, filmams, ledams, popkornui ir tiesiog ilgam miegui arba gulėjimui lovoje. Tik nepamiršk vieno dalyko, kad ateina laikas, kada turėtum sustabdyti šį etapą ir grįžti į aktyvumą, grįžti į gyvenimą. Vien tik judėjimas, veiksmas užkraus tave iš naujo energiją. Judesys tai yra ir naujos patirtis, ir naujos pažintis, ir naujos galimybės, ir naujas požiūris į save taipogi. Nuolatinis judesys ir judėjimas tai yra gyvastis, tai yra energija. Taipogi judesio metu plinta tavo pasaulėžiūra, pasaulio suvokimas ir žinoma gylis, kai pažįsti save. O sunku būna tik tada, kada nesupranti, kokia tavo dvasinė kryptis, kada nesiklausai savo sielos, savo intuicijos, savo širdies, kada nesidomi niekuo, jokia kūryba, jokiomis veiklomis, kada neįsitrauki į bendruomenę, į draugystės, į draugus, į pažintis, kada pats nemezgi tvirtų santykių, nori paviršiaus ir pats renkiesi nejudėti į priekį ir grimsti į stagnaciją ir visišką sustojimą. Tu esi savo gyvenimo kūrėjas, tu ir tik tu ir niekas kitas už tave negali atlikti jokių žingsnių ir sprendimų, nugyventi tavo gyvenimo, jausti už tave, padaryti visus darbus. Tai nepavyks arba pavyks tik tai keletą kartų ir labai trumpam. Pokyčio net nepajusi. Ir prisimink, kad niekas tau nieko neskolingas, nei tėvai, nei draugai, nei vyras, nei žmona, nei vaikai. Tu pats esi savo gyvenimo kūrėjas ir absoliučiai viskas, ką tu turi šiandieną arba ko tu neturi ir niekada neturėjai, tai tik dėl to, kad visą tai sukūrei pats arba pati. Gali prieštarauti, gali pykti, gali kaltinti, bet tai yra tiesa. Ir kažkada suvokimas, kad prisiėmimas atsakomybės už savo gyvenimą, už savo savijautą, už viską, ką turiu ir ko neturiu, yra tik mano pačios. Tik aš pati atsakinga už savo gyvenimą, sveikatą, jausmus, svajones, absoliučiai viską. Tai sukrėtė mano gyvenimą, bet tuo pačiu ir atmerkė man labai plačiai akis. Ir suvokiau daugybę gilių dalykų ir pamačiau pasaulį iš naujo. Naujomis akimis, nauja aš ir be abejo naujas sąmoningumas. Labai viliuosi, kad išgirsi kiekvieną mano žodį. Labai rekomenduoju pasižymėti šį video ir klausykis bei grįžk prie jo tiek kartų, kiek tau tik reikės. Bet kad nubusi, tai yra garantija. Taipogi naudok visus įmanomus būdus nubusti arba nutraukti stagnacijos, sustojimo, užstrigimo laikotarpį.
Tai yra meditacijos, tai yra natūralūs gyvi kristalai, asmeninės konsultacijos, angelų žinutės. Viską rasi elektroninėje parduotuvėje arba parašęs man asmeninę žinutę. Be to yra daugybė ir nemokamų įrankių savo padėti ir prisipildyti energijos, tokios kaip sportas, gamta, ilgi pasivaikščiojimai, medžio apsikabinimas, knygos, nemokamos paskaitos internete, nuostabūs, gilūs, dvasingi filmai, žolelių arbatos, vanduo, upelis, jūra, laukas, vaikščiojimas basomis, be abejo, kuo sveikesnis maistas, įkvepianti muzika. Ir tai tavo dieną gali pakeisti bei nuspalvinti ryškiamis spalvomis. Lauksiu tavo žinutės, galiu tau padėti.